Sveiki, sveiki! Keliaukime savaitgalį į Nidą kartu. Kelionė prasidėjo Klaipėdos autobusų stotyje, tad be jokių persėdimų tiesiai į tikslą. Autobuse buvome net 2 žmonės. Pravažiavome Juodkrantę, į kurią sezono metu galima atplaukti iš Drevernos, tada Pervalką bei Preilą. Paskutinį kartą čia buvau labai seniai, tad nustebino tiek daug naujų statybų. Ir po valandos su trupučiu pasiekėme Nidą, į kurią galima atplaukti iš Uostadvario netoli Rusnės ir net iš paties Kauno. Visai neseniai atvykau į Nidą, tai palikau daiktus ir išėjau pasivaikščioti. Tai viskas atrodo taip pasikeitė. Esu buvus keletą kartų, bet toks jausmas, kad aš iš vis pirmą kartą nieko nesigaudau, tai dabar eisiu pasižvalgyti ir gal rasiu taip pat kur skaniai pavalgyti. Pirmąją dieną vaikščiau tik palei marias, nes daugiau nieko nesinorėjo. Ta bešviečianti bei šildanti saulė, vandens bangavimas bei ošimas labai ramino, nesinorėjo nei klausytis muzikos ar audio knygos, tiesiog kvėpuoti gaivumą ir leisti plaukti mintims. Pavyko labai skaniai pavalgyti kavinėje Nidos Kuršis, kuri dirba ir ne sezono metu, tad žmonių čia tikrai netrūksta. Bent jau savaitgalį abu kartus kitoje patalpoje vyko šventės. Maistas tikrai nustebino, tad didžiausios mano rekomendacijos jums. Prieš grįždama į nakvynės vietą dar kartą apsukau vieną ratą palei marias. Su nakvynė Nidoje ne sezono metu labai lengva. Per Booking programėlę pilna pasiūlymų nuo privačių butų, viešbučių, svečių namų iki laivo. Tikrai berods už 14 eurų 2 naktim mačiau laivelį, kuriame galima nakvoti, leisti laiką bei gaminti valgyti. Tik pabijojau dėl šalčio. Apsistojau labai jaukiuose svečių namuose vasarą, realiai 3 aukštų namo dalis, vonia privati, virtuvė bendra, o maniškis kambarys kone visai šeimai, tad drąsiai būčiau galėjusi ten apsistoti ir su savo vaikais bei vyru. Ne sezono metu kainos kaip ir visur apie 30-40 eurų nakčiai. Na, vasarą spėju, kad taip nepavyktų. Ir galiausiai aš nebūčiau aš. Užsukau į Nidos biblioteką pasižvalgyti. Lentynose pilna naujausių knygų, tiek esu mačiusi nebent knygynuose. Na, o čia nėra tiek daug gyventojų. Tad atvykus tikrai siūlau aplankyti šią biblioteką bei nuostabią bibliotekininkę, su kuria prisikalbėjome apie viską. Kol dar niekur nesu išėjusi, galime pakalbėti apie sausio mėnesį perskaitytas knygas. Jų buvo net 6 ir labai gerai, kad turiu pasiemus šią užrašinę. Tokia šįkart kelioniai tikrai gerai. Nereikia žiūrėti į telefoną, nes kaip tik filmuoju. Tai galiu pasakyti visą sąrašą, ką esu perskaičiusi. Pirmoji buvo perskaityta knyga Ruthless Vows ir jau neužilgo pasirodys antroji dalis ir lietuviškai. Ir šią knygą pradėjau praeitų metų spalio mėnesį gal. Kai sakau, kad esu lėta skaitytoja, tai tą ir turiu omeny, nes yra tokios knygos kai kurios, kur visiškai taip lėtai skaitau, net nežinau dėl ko, atrodo istorija gera, knyga įtraukia, čia jau antroji dalis, tad veikėjai visi kaip ir žinomi, jau judam link pabaigos, tačiau vis tiek, kažkas taip netraukia, kad tiesiog truputį paskaitai, pamiršti savaitę, truputį paskaitai, vėl savaitę neskaitai. Tai man ši knyga tokia ir buvo. Kaip ir patiko, bet kaip ir nelabai, nes pavyzdžiui, kas skaitėt pirmą dalį, žinot, kad apie brolį, tai jis čia irgi truputį pasirodo pačioj pradžioj ir po to staigiai dingsta. Dabar mes visiškai apie jį nieko nebežinom, niekas nieko. Ir tada netikėtai pabaigoj vėl ten istorija su juo ir taip, ir tikrai to reikėjo. Nebent skaitytume pirmą ir antrą dalį taip iš eilės už karto, gal tada labiau tas brolis rūpėtų, nes dabar toj antroji daly tai tiesiog nei man įdomu buvo, nei ką su juo. Bet šiaip ta kita pagrindinė linija su pagrindinė veikėja ir vaikinu visai nieko, vis susitikdavo, prasilenkdavo, tokios intrigos, kad negali kalbėti tarpusavį, bet to mistiškumo gal man čia daugiau pritrūko. Tiesiog čia toks labiau karinis patapo filmas apie strategijas ir viską. Tada antroji knyga The Pumpkin Spice Cafe, Laurie Gilmore. Tai čia iš tikrųjų Gilmore pradėčiau kaip iš tų
Gilmore merginų. Bet taip ir yra, žinokit, tokia knyga, grinai toks jausmas, kaip žiūrėčiau Gilmore merginas, žinot, dar tuos Hallmark filmus, viskas aišku, kas kaip prasidės, kas kaip baigsis, kad ten iš didelio miesto atvažiuoja į mažą miestelį, ten kažką daro, susipažįsta su kokiu ten kaimiečiu, kuris ten turi savo verslą, bet kuris ten žlunga, nu kažkas tokio. Tai čia irgi vaibas labai panašus. Mergina iš didelio miesto paveikta savo vadovo mirties atvyksta į mažą miestelį, nes paveldėjo kavinę ir pradeda gyvenimą tenai, realiai vysto tą savo kavinę, susipažįsta su kaimelio gyventojais ir žinoma atsiranda seksi ūkininkas. tai visas veiksmas apie tai. Ir irgi knyga visai nieko. Skaičiau elektroninę knygą, tai perskaičiau 70% ir tada galvoje sukosi realiai per 5% ten viskas pasibaigė ir tada dar ten 15% tos knygos apie nieką. Nu, realiai toks, ar tikrai ir vėl to reikėjo? Ta intriga, dėl ko viskas įvyksta ir dėl ko žmonės ten išsiskiria, ar ten kažkas tokio, tokia realiai nesusikalbėjimas ir nenoras išgirsti kitą, tai tokia menkutė problema, kad net nežinau, ar buvo verta čia tokio didžiausio eskalavimo. Tai vaibas geras, tai visai užskaitau. Tik antrą dalį gal skaitysiu, gal ne, jau taip teks pagalvoti. Tada trečia knyga Sukta meilė. Twisted Love, Ana Huang. Klausiau audio knygos, tai buvo visai nieko. Sau dėlioju dėlionę ant žemės, klausiau audio knygos, kikenu, krizinu, nes ten sekso scenos, tai vėl kartais truputį varčiau akis ir jokiausi. Nes jau įsivaizduojat, kad vėlgi gera mergaitė susideda su brolio geriausiu draugu, kuris toks gana mafiozas. Ir realiai tos sekso scenos, o jisai toks blogietis. Ir jam ten patinka viskas šiurkščiai, ten jokių įsipareigojimų, ten, nu, toks. Ir jinai tokia gera mergaitė, viskam paklūsta, ten, vienu žodžiu, truputį juokinga. Bet irgi, visai nieko. Ir aš tokia galvoju, nu, visai nebloga knyga, ta prasme, erotinis romanas, ko ne, viskas gerai su juo. Tačiau paskaičiau komentarus, knygos įvertinimus. Ir vis žiūriu, kad prastai vertinimai. Ir aš galvoju, kas čia tokio, taigi čia kaip ir viskas gerai. Kol neatėjau iki pabaigos. Ta prasme, paskutiniai, nežinau, kiek ten tų puslapių, nes klausiau audio knygą, tai jau suprantu, dėl ko šitą knygą taip prastai vertinti ir pati įvertinau prastai, man atrodo, ar 1 žvaigždutė ir 2, ne? Nes, nu, toks psichinis elgesys, jau toks nesveikas tas vyras. Jeigu pačioj pradžioj ten viską darė dėl jos kovojo, ją gynė ir panašiai, tai pabaigoj tau aiškiai moteris sako, ne, palik mane ramybėj, tai ją metus laiko persekioja. 1,5 metų slaptai ir dar, man atrodo, 1,5 metų tipo jau viešai. Tarsi, tu vaikštai ir tau kaip šešėlis tas vyras tave sekioja. Nors tu aiškiai pasakei, kad nieko nebenori ir realiai moteris jau buvo pradėjusi gyvenimą kitoj šaly, ta prasme visiškai kitam žemynė. Ir jis ją atsekė ir pagal jos pasakojimą jinai jau pradėjo jaustis gerai, jau kaip ir viskas normalu, susirado draugų, bendraminčių, jau ten mokosi, visas gyvenimas vyksta ir staiga pasirodo jis ir vėl viskas iš pradžių ir jinai nebegali tada normaliai gyventi, nes ir tie draugai tokie kaip pusiau tada tampa atskirti, nes nesupranta, kas iš viso vyksta ir kas čia toks vaikinas ir jinai negali su nieko bendrauti, nes jis neleidžia ir taip, nu, ta prasme, jeigu pradžia man patiko, tai pabaiga visiškai atmetimo reakcija ir tikrai nemanau, kad daugiau skaitysiu šią seriją. Nors dar yra berods 3 dalės, tai ne, ačiū, man nebereikia. Tada buvo Nora nukrypsta nuo scenarijaus. Annabelle Monaghan. Tai vėl tokia Hallmark movies stiliaus knyga, bet labai patiko. Tokia lengva, šmaikšti, smagi, kaip rašytoja, jos scenarius norimas paversti į filmą ir pas ją atvyksta visa filmavimo komanda,
pagrindinis aktorius, tas veikėjas ir tada, kai jau visi išvažiuoja, jis pas ją pasilieka ir nuomojasi gyvenamas patalpas, ten $1000 per dieną berot. Ir jinai, aišku, priima šį pasiūlymą, nes jai labai trūksta pinigų. Ir nuo čia prasideda visas veiksmas, kaip jie kartu sutarė, kokios priešingybės ir panašiai. Tai man patiko. Ir kaip tas įžymus aktorius net nenutokia, kaip reikia gyventi tokioj bendruomeniai, nes realiai viskas už jį padaryta. Jis net nemoka apsipirkti parduotuvėj, nes tiesiog asistentės viską už jį padaro, draugų ko neturi, nes žinoma visiems rūpi tik pinigai, o čia paprastam kaimelyje visi tokie jį pažįsta, aišku, žino, kad čia super žvaigždė ir panašiai, bet bando jį kažkaip įtraukti į tą bendruomenę ir man tas labai patiko. Ir šiaip atomazga irgi visai nieko, tai nebuvo baisiai lėkštai, todėl užskaitau, žinokit, šitą knygą ir rekomenduosiu kitiem, kurie norės tokio lengvo skaitinio, kuris įtraukia, bet tuo pačiu ir palieka kažką dar po to. Tada skaitėme su knygų klubu Juozas Gaižauskas Mėnulio medžiotojai. Kai aptarėm su knygų klubu, tai buvo labai daug įvairių nuomonių. Viena moteris tikrai sakė, net ašarojo beskaitydama knygą. Kitai ten labai patiko. Kitai viena ko negeriausių jo knygų, kiek yra skaičius. O man taip labai vidutiniškai. Iš tikrųjų, čia yra antroji knyga, kurią skaičiau Juozo Gaižausko. Praeitais metais Antarktidos indėnai man paliko milžinišką įspūdį. Tačiau ši knyga man tokia, realiai skaičiau mėgdydama vaikus, paimti šiaip į rankas, jau vienai pačiai nelabai norėjus, galvojau, gal kažką geresnio paskaitysiu, kas labiau įtraukia. Iš vis, knyga apie vaikiną, kuris susipažįsta su akla, kojų nevaldančia ir, nevaikščiojančia, vežimėlį sėdinčia ir ligota, sergančia mergina. Ta prasme, visos gyvenimo blogybės vienam žmogui, tai merginai. Ir žinoma, tokių situacijų tikrai būna, bet nežinau, kažkaip atrodo, kad kas gyvenime blogo gali nutikti, tai merginai būtinai nutiks, ta prasme. Ir jie susipažįsta, leidžiasi į kelionę į Jeruzalę, iš Lietuvos į Jeruzalę ir vyksta tas visas pasakojimas ir man ta kelionė truputį prailgo. Kai kurios vietos buvo labai įdomios, pavyzdžiui, laidojimo namuose, kaip jie nakvojo arba kaip jį pagrobė sirų ekstremistai ar kažkas tokio. Tos vietos visai fainos. Bet toliau kartais per daug užtemtai pasirodė ir gana migdančiai. Skaitydavau vakare ir galvodavau, tai gal aš pamiegosiu geriau. Pabaiga tikrai netikėta, tai vien už ją vieną balų tikrai aukščiau skyriau ir vien dėl to kažkaip kitaip visa istorija susimatė. 6 knyga buvo Aš esu Lucy Barton. Tai dabar yra naujas vertimas ir kiek girdėjau žymiai geresnis. Tai nežinau, aš skaitau senąją istoriją apie tai, kaip Lucy Barton guli ligoninėj ir netikėtai atsibunda ir pamato šalia sėdinčią savo mamą. O su jie nebendravo ten nežinia kiek metų, nebent tik šiaip nusiųsdavo žinutę sveikinimą ten su gimtadieniu, ten su kalėdom ir kažkas to. Visas tas pasakojimas būtent apie tos santykius su šeima, su jos vyru ir dėl ko viskas taip, kaip yra dabar. Dėl ko nutrūko tie santykiai dar nuo paauglystės su šeima, kaip moteris susirado vyrą ir pavyzdžiui, man įdomiausia buvo skaityti apie tą kaime gyvenusio žmogaus, kuris tikrai gyveno nepasiturinčiai, trūkdavo maisto, net neturėjo gyvenamosios vietos, pradėjo mokytis universitete ir kaip susipažino su tokiais, kuriems viskas paklota po kojomis, kurie turi maisto, kurie visai kitaip kalba, kurie žino apie įvairias įžymybės, apie aktualijas, o jinai to net nenutokė, nes neturėjo kaip susipažinti su tuo, kaip ji žvelgia į tuos žmonės ir kaip nepriima to, kaip savęs įžeidimo, pavyzdžiui, kad oi, tu čia taip prastai apsirengusi. Ir tada man labai patiko jos tas būtent mąstymas. Tai vadinasi, tu ne mano vyras, jeigu tau nepatinka, kaip aš rengiuosi, tau nepatinka ten mano stilius, ar ten, kad aš kažko nežinau, vadinasi, tu esi man blogas, o ne aš tau bloga. Tai man šitas labai gerai. Ir apskritai tokia knyga atrodo, kad kiekvienas žmogus turi ką papasakoti apie save, kiekvienas žmogus yra vertas istorijos. Tai Lucy Barton irgi tikrai buvo verta istorijos ir labai užskaitau šią knygą ir tikrai rekomenduoju. Tai va, o aš tada po šio video filmavimo jau galit girdėti, kad truputį trūksta atsigerti vandens arba kavos turiu pasidarius. Tai pabaigsiu gerti savo kavą ir eisiu toliau vaikščioti po Nidą. Tai tikiuosi su jumis pasidalinti ir kitais vaizdais. Šiandien tikrai žymiai šalčiau negu vakar ir didesnis vėjas, saulės nėra, tokia drėgmė.
Keliauju iki Saulės laikrodžio skulptūros, pasiėmiau mačius išsinešimui. Gal iki jūros pavyks nueiti, bet nežinau. Ir Klaipėdoje atsižiūriu jūrą, nu ne taip dažnai, bet vis tiek. Ir va, vėjas milžiniškas ir jau dabar truputį šalta. Kaip teigia informacinis stendas, Nidoje gražu, bet aplink Nidą dar gražiau. Niekur nuklysti nereikia, galima keliauti pėsčiųjų maršrutu aplink Nidą, kuris yra 9 km ilgio. Galbūt kada nors aplankysiu ir šią jūros pakrantę, tačiau šį kartą tam nepasiryžau, nes tikriausiai greičiau nebejaučiau rankų nuo šalčio, nei būčiau viską apėjusi. Tad pasirinkau keliauti iki Parnidžio kopos. Saulės laikrodis. Truputį per rūką. Toliau turėtų matytis kopas, tačiau nieko nesimato. Toks trumpas pasivaikščiojimas pirmyn atgal yra apie 2 kilometrai. Pats tas turintiems mažai laiko. Dabar bevaikštant kilo tokia mintis, kad tikriausiai jei gyvenčiau viena, be vyro, be vaikų, tai tas pabėgimas į Nidą atrodytų visai kitaip, na bent jau minčių atžvilgių. Nes, pavyzdžiui, dabar grįžus galvoju, oi, tai čia reikia paskaityti, čia reikia panerti, gal filmą pažiūrėti. Atrodo, kad daug darbų turiu padaryti, nes esu viena. Nes grįžus namo, vyresnysis vaikas dabar kaip ir susirgo, tai grįžus namo vėl visai kiti bus darbai. O dabar atrodo, kad reikia mėgautis šią akimirką ir kuo daugiau išnaudoti, kuo daugiau dabar pasidaryti, nors realiai iš vis nieko neturiu ką daryti. Tai jeigu būčiau visiškai viena, tai gal ir mintis būtų truputį ramesnės ir nežinau, tikriausiai ta vienatvė būtų tada, ar vienišumas, kaip čia dabar pasakyti, būtų visai tada kitoks, negu dabar yra. Dabar dar blogiau lyja. Tai einu į Tomo Mano muziejų, berods šiandien dirba iki 5, tai žiūrėsim, turėčiau suspėti ir gal bus visai naudinga ir smagu, pamatysim. Visur spėjau, dar ir audio gidą gavau. Žinoma, Tomo Mano pavardė labai girdėta, tačiau prisipažinsiu, nieko nežinojau, tad muziejus puikiai galimybė tai pakeisti. Audio gide daugiausiai buvo kalbama apie patį rašytojo Vasarnamį, jo statybas, gyvenimą jame, galiausiai kas su juo dėjosi šį nacionalizavus. Muziejininkės rekomenduota, tik išklausius audio gidą pradėjau pažinti su muziejaus patalpomis ir juose esančiais eksponatais. Turėčiau aš tokį vaizdą per langą, tai tikriausiai irgi rašyčiau taip nuostabiai. Bet juokas juokais, ši vieta įkvėpė daugiau sužinoti apie rašytoją bei jo darbus. O juokingiausia buvo perskaityti Tomo Mano atsiliepimą apie brolio Heinricho rašomas knygas. Nu gal truputį per žiauriai užstūmė. Nebereikalo buvo susipykę daugybę metų. Viskas, lagavinai supakuoti jau juda link stoties Žmonės Marios. Visiškai dar didesnis rūkas nei vakar. Tai va, rekomenduoju aplankyti Nidą tikrai žiemą, ankstyvą pavasarį ir galbūt vėlyvą rudenį, bet tikrai ne vasarą, nes negalėsit pasidžiaugti tokia tada ramybė, kai nebūna beveik žmonių. Ir visiškai ramuma. Tai va, iki kitų kartų. O savo kelionę noriu pabaigti Tomo Mano uošvinės žodžiais. Atvykite čionai, tik dėl Dievo meilės, nebūriais, antraip Nida pavirs madingu kurortu. Jo žavesys ir burtai išnyks. Dabartiniam kontekste skamba truputį ironiškai, bet taip jau yra. Tad iki kitų kartų.